Šiame video grafiškai atvaizduojamas smurto protrūkis ir žiaurus nusikaltimas. Tai neskirta vaikams ir jautriems žmonėms. Liepos 15 diena 1998 metai. Kaunas. Nemune ties Dusos gatve buvo pastebėtas žmogaus kūnas. Buvo iškviesta priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, kur ištraukė kūną. Kūno rankos buvo surištos, o jisai visas suviniotas į žalios spalvos metalinį tinklą, prie kurio buvo pritvirtintas 16 kg svarmuo. Kūnas buvo išgabentas į Kauno morgą, kur buvo bandoma išsiaiškinti aukos tapatybę. Bet atrodė, kad tarytum kažkas iš aukštesnių instancijų siekia, kad tiesa apie šį kūną nebūtų atskleista. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie amžiaus nusikaltimą, kuris prikaustė visos Lietuvos dėmesį. Tai kunigo Ričardo Mikutavičiaus meno kūrinių vagystė ir šaltakraujiškas nužudymas. Tai įvykiai sukrėtė Lietuvą. Jeigu jūs norite daugiau panašių video, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo. O dabar gero žiūrėjimo. Ričardas Mikutavičius gimė 1935 m. vasario 28 d. Kaune. Suėjus 18 įstojo į Kauno kunigų seminariją. Tarp 92 ir 96 metų netgi 4 kartus buvo išrinktas populiariausio Kauno miesto žmogumi, o 93 metais už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3 laipsnio ordinu. Gan anksti išryškėjo jo aistra meno vertybių kolekcionavimui. Ši aistra jį vėliau ir pražudys. Per 25 kolekcionavimo metus Ričardas Mikutavičius sukaupė daugiau negu 60 paveikslų, 30 skulptūrų bei taikomosios dailės darbų. Visos kolekcijos vertė kiek daugiau negu 1,5 milijono eurų. 1996 metais buvo išleistas Ričardo Mikutavičiaus kolekcijos katalogas Europos dailė. Ši kolekcija patraukė šešėlinio pasaulio atstovų dėmesį. Vienas iš tokių buvo Vladas Beleckas, kuris save vadino meno kūrinių žinovu ir užsiminėjo vertybių perpardavinėjimu. Jisai subūrė 3 asmenų grupę – 24 metų Ivaną Kvaskovą, taipogi 24 Artūrą Daškovskį ir 20 Valdą Podžiūną ir pasiūlė jiems geriau užsidirbti. Už kunigo nužudymą ir meno vertybių pagrobimą siūlė jiems po $100 000. Šie 3 jauni vyrai buvo augę vaikų namuose, siekė greitų pinigų ir buvo lengvai paveikiami. Beleckas ilgai ruošė užpuolimo planą ir juos nuteikinėjo prieš kunigą, pasakodamas įvairiausias istorijas, neva kunigas buvęs aferistas. 98 metų sausio mėnesį buvo įvykdytas pirmasis užpuolimas. 3 vyrams įsiveržus į kunigo butą Laisvės alėjoje, jis buvo paguldytas ant žemės ir prispaustas. Ta kartą kunigą išgelbėjo tai, kad kažkas atėjęs pas jį be palievos skambino į duris. 3 vyrai pagrebė kelis daiktus ir šiek tiek pinigų paspruko. Kunigas buvo ilgai kalbinamas duoti parodymus, bet jisai nenorėjo nurodyti policijai visų užpuolimo aplinkybių ir nebuvo iki galo atviras. O paklaustas, kodėl jisai atidarė užpuolikams duris, atsakė, kad jisai kunigas, tokia jo pareiga. Beleckui nepatiko, kad jo planas sugriuvo ir ilgai priekaištavo savo bendrininkams. Maždaug po 6 mėnesių, birželio 30 vakarą, į kunigo duris pasibeldžia jam jau gerai pažįstamas Vladas Beleckas. Beleckas kunigui pasakojo, neva žinantis, kur galima įsigyti antikvarinę lovą, kurios kunigas ieškojo jau kurį laiką, ir pasiūlė jį nuvežti jos apžiūrėti. Tuo metu Panemunėje išnuomotame bute laukė jo 3 sėbrai. Vykstant į Panemunę, Beleckas pranešė sėbrams, kad su juo atvyksta ir kunigas. Atvykus prie išnuomoto buto, Beleckas palydi kunigą iki buto durų. Beleckas pakviečia užeiti į vidų, o iš šalimais esančio kambario iššoka 3 sėbrai, kurie pargriauna kunigą ir tvirtai suriša. Tuo tarpu Beleckas netgi nebuvo įėjęs į butą ir grįžo į savo automobilį. Iš kunigo kišenės buvo ištraukti namų raktai ir 2 iš 3 bendrininkų nuėjo pas Belecką. Tada jie 3 su 2 automobiliais grįžo į Laisvės alėją į kunigo butą. Atsirakinę duris jie rinko daiktus ir krovė viską į kelioninius maišus. Nuo sienų nukabino paveikslus, Beleckas juos peiliu išpjovė iš rėmų. Per kelis kartus viską išnešė ir sukrovė į savo automobilius.
Tada tryse grįžo į Panemunę, pas bute gulėjusi kunigą. Pats Beleckas, pasakęs vienam iš sėbrų ką daryti ir prigrasinęs nepavesti jo, liko automobilyje. Sėbras grįžta pas bute gulinti kunigą. Kunigas dar ištarė, prašau manęs neskriausti. Kai paaiškėjo, tai buvo paskutiniai kunigo ištarti žodžiai. Sėbras prie jo veido prikiša skudurą išmirkytą eteryje, kuris buvo naudojamas kaip anestetikas. Buvo tikimasi, kad kunigas užmigs, tačiau taip neįvyko. Tad Sėbras atsisėda ant kunigo visų svorių, užmauna virvę ant kaklo ir užveržia iš visų jėgų. Tada jie kunigą įvynioja į antklodę ir išneša į lauke laukusį automobilį. Jie jį nuveža į Smetonos alėjoje iš anksto numatytą vietą. Ten jau buvo paslėptas 16 kg svarstis ir žalias vėlinis tinklas. Galvoja, kad gali trūkti svorio, jie pasiėmė šalimais buvusią šaligatvio plytą. Tada jie suvyniojo kunigą į vėlinį tinklą ir užkėlė ant pripučiamo čiužinio. Ir vienas iš bendrininkų nuplukdino kunigą į Nemuno vidurį ir jį įstūmė į vandenį. Tuo metu, kai paaiškėjo, kunigas dar buvo gyvas. Iš karto po nužudymo Beleckas bendrininkams sumokėjo po $4000. Tačiau pats Beleckas ilgai nesidžiaugė pavogtais turtais. Jisai buvo sulaikytas jau 3 dieną po Ričardo Mikutavičiaus dingimo. Kitas kolekcininkas buvo jį nurodęs kaip galimai susijusiu. Dar iki sulaikymo Beleckas spėjo pranešti sėbrams, kad jie slėptųsi. Jie visi apsigyveno Vilniuje. Vienu momentu tyrėjai buvo arti tiesos, bet padarė nedidelę klaidą. Per pokalbį su Belecku vienas apklausos dalyvių pasakė, žinome, kad paskandinote. Tai Belecką labai sunervino. Tada pareigūnai neišlaukė ir pasakė, kad žino tą kūdrą. Tada Beleckas ir suprato, kad jie blefuoja, nes kunigą jie nuskandino upėje. Tad negalėjo ilgiau laikyti, jisai buvo paleistas į laisvę ir jam buvo skirtas namų areštas. Tačiau per 6 mėnesius, kol Beleckas buvo sulaikytas, sėbrams baigėsi pinigai. Ir tada jie nusprendė nuvykti pas Belecką ir pareikalauti žadėtų pinigų. Jis jiems sumokėjo dar po $1000. Beleckui tuo metu buvo prastai su pinigais, jisai buvo sekamas, tad negalėjo lengvai pardavinėti pavogtų vertybių. Tad jam sėbrai pradėjo grasinti susidorojimu, jei jiems nebus sumokėta. Tada Beleckas nusprendė per savo sūnėną parduoti kelias kunigo monetas ir ordinus. Atpažinus vieną iš ordinų, Vladas Beleckas buvo sulaikytas. Jo namuose buvo atlikta dar viena krata, kurios metu buvo rasta slėptuvė sienoje, kurioje buvo rasta apie 3/3 pavogtų kunigo vertybių. Pats nusikaltimo tyrimas kėlė daugybę klausimų. Tik pradingus kunigui pasklido kalbos, neva jisai pabėgo su visomis vertybėmis į užsienį. O radus jo kūną ir bandant nustatyti tapatybę, buvo padaryta daugybė klaidų. Jisai buvo paskubomis palaidotas kaip neatpažintas kenduolis Karmėlavos kapinėse, taip vadinamame vienišų sielų kalnelyje. Tačiau galiausiai paaiškėjus naujoms aplinkybėms, 99 metų kovo 21 vakarą buvo atkasti Mikutavičiaus palaikai ir iš karto atpažinti. Dėl tokio prasto darbo ir galimų ryšių su nusikalstamu pasauliu buvo nušalinami ir atleisti su byla dirbę Kauno kriminalistai. Ričardas Mikutavičius 1999 metų kovo 31 dieną buvo perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse, esančiame nusipelniusių žmonių panteone. Į amžinojo poilsio vietą jisai buvo palydėtas iškilmingai. Ta dieną laidotuvių procesija Kauno gatvėmis nusitęsė net kelis kilometrus. Eismą reguliavo policija, o į gatves susirinko 100-tūkstantinė minia. Amžiaus nusikaltimu vadinto užpuolimo organizatorius Vladas Beleckas buvo nuteistas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme. Jisai iki šiol nepasakė, kur yra likę meno kūriniai, nors anksčiau yra minėjęs, kad jie paslėpti butuose Vilniuje ir Kaune, taip pat pas užsienio piliečius. Beleckui atsidūrus kalėjime jį į savo gretas paėmė bachūrai, aukščiausią kalinių kastą. Į ją patenka vadeivos ir turintis pinigų. Už kunigo nužudymą kartu su Belecku kalėti buvo nuteisti dar 3 jo bendrininkai. Jie sulaukė bausmių nuo 13 iki 22 metų. Vienas iš jų, Ivanas Kvaskovas, vėliau nusižudė pataisos namuose. Ką jūs manote apie šį amžiaus nusikaltimą? Savo nuomonę galite palikti komentarų skiltyje. Ten taipogi galite pasiūlyti ir sekančią video idėją.
O dabar iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie įvykius, kurie sukrėtė Lietuvą.